Nuo spalio galo kartuojam, kad apsisuka viskas ir važiuoja į apačią. Tada dar juokitės, tikrai nepopuliari nuomonė mano buvo, nes visi ekspertai, BlackRockas ir kiti sako, pirkit. Čia tuoj pasieksim 150, nors jau buvo aišku, kad važiuos į apačią. Dabar mes matom, kaip ir toliau rieda. Jau antrą kartą tikrinam 74 $K suportą ir jeigu pramuš, tik nežinom kada, toliau važiuos į apačią. Tai galimiausias scenarijus, kad šitą meškų rinką turėsim iki rugsėjo, spalio mėnesį palaipsniui važiuosim į apačią ir greičiausiai galim pasiekti 40-50 tūkstančių ribą. Ir sakau, spalio mėnesį, kai apie tai kalbėjau, juokitės, o dabar vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda tą patį kalbėti ir pradeda visi tikėti, kad tikrai taip ir bus. Junkitės į laivus, daug geros informacijos duodu. Pasikalbam draugiškai. Iki greito.